Labas rytas. Esame oro uoste Vilniaus, tai keliausim į Stansidą. Dviem kuprinėm, šalmu, žiūrėsim ar papulsim vėliau į lėktuvą ar įleis. Ir jo, skrisiu iš Vilniaus oro uosto į Stansidą, į portą. Tai va, pasimatysim. Pagaliau atvykome į Portugaliją. Ilgas skrydis kažkoks buvo, pavargom. Bandėm iš čia išeit ir važiuosim į hotelį. Kažkur tai važiuosim, žodžiu.
Šiandien laukia Sierra de Estrella kalnai. Ten bus dar vėsiau, gali būti, kad net pamatysim sniego. Ir šiaip laukia labai gražių ir įdomių vietų. Aš jau esu ten buvęs, tai smagu vėl bus sugrįžti. Tai jūs tik pažiūrėkit. Wow! Atvažiavom į hotelį Vila Gale Sierra Estrella kalnuose. Tačiau važiuoju dar pasivažinėti, aplankyti seną gerą vietą. Man tenais labai gražus keliukas į kalną. Kodėl dabar keičiasi rytojos planai? Visgi rytoj bus didžiulė liūtis ir didžiulis vėjas. Kitas dalykas prasidėjo, jog skrydžiai iš Porto yra atidėti Lufthansos. Tai skris į Lietuvą su Air Lisabona. Tai dėl to bus pakeistas maršrutas, bus atsisakyta praktiškai viskas, kas buvo suplanuota iš maršruto pusės ir bandys dėlioti kažkokį naują. Nors ir tikrai labai smagus GS-as, bet jau šiandien galvojau, kaip norėčiau sėsti atgal ant Tenerės. Kažkaip, nežinau, pripratau ir esu ištikimas Teneriai. Kažkas jas ten uždėjo, negali būti. Kaip? Tiesiog įspūdingai atrodo. Net būtų gerai sustoti ir kažką nufilmuoti, bet jau visai tam va ten, pavyzdžiui. Kaip? Kas jį ten užkėlė? Gerai. Ai, Jėzus. Kaip čia? Okay. Taip, modus. Dynamic Enduro Pro. DCT settings. Wow!
Lemba, koks smagus keliukas čia. Vėl GS metam skirtas, jau jaučiu. Ai. Važiuot ar nevažiuot? Aišku, kad važiuot. Wow. Kur taip skuba? Oi, kaip aš pasilgau teneris, kaip aš čia smagiai važiuočiau. Ai. Čia aš manau, teks apsisaugt, bijau, kad aš neišvažiuosiu vėliau su juo. Oi, ne, tikrai aš nevažiuosiu. Tenais jau užtenka. Grįžtam namo. Kažkaip nepasitikiu šitų kulių. Puikiai mačiau, ką pusbrolis išdarinėjo su juo, bet ten padangas geresnis buvo tada. Aišku, GS gali kažką parodyti offroadą. Lengva, bet gal tiek to. Važiuosim atgal, jau ir kaip stemo. Labą rytą, pradedam naują dieną. Kaip ir minėjau, bus lietus. Dabar kažkiek geriau iš tikrųjų, negu buvo iš pat ryto. Iš pat ryto tai baisiai pylė. Dabar jau kažkiek aprimo. Bus tokia niūri diena ir leis praktiškai visą dieną. Važiuot reikia, nieko nepadarysi. Va, čia ir tas akmuo, kuris man paliko didelį įspūdį. Šiandien yra baltas, apsnigtas. Kai viskas pasikeitė per keletą valandų. Baisu, bet gražu. Ar priekį sniegą valo. Bet nebarsta. Čia buvo mano pirmas toks važiavimas, ar galima sakyti, pūga su gatviniu motociklu. Tačiau tai buvo išskirtinė patirtis, kurią prisiminsi tikrai labai ilgai. Nusileidus kiek žemiau, sniegą pakeitė lietus ir truputį pakilo temperatūra. O dar vėliau išlindo ir saulė. Važiuojant link vandenyno, sustiprėjo vėjas, tačiau vaizdai kompensavo visus nepatogumus.
Visai netrukus privažiavom Nazarės miestą, kuris garsėja didžiausiam pasaulio bangom, bet šiuo metų laiku jų deja nebuvo. Papietavę ir trumpai pasivaikščioję po Nazarės miestą, patraukėme į Lisaboną, kur anksti ryte kolegų laukė skrydžiai namo, o patys suskubom grįžti į Porto miestą. Atsikėlę ryte nieko nelaukėm ir skubėjom atiduoti mašinas pasiimt motociklų. Nors ir buvo visai smagu Portugalijai, bet kažkodėl jau norėjosi grįžti atgal į Lietuvą. Tačiau mūsų laukė ilgas ir išties nuobodus kelias.